Senjorų teatras jums parodys Eugenijaus Ignatavičiaus komediją Sidabrinės skyrybos. Marė, eik prie durų, aš tave pro duris įleisiu. Gal aš geriau namo eisiu? Oi, Maniškis tai ant šernų išėjo. Į medžioklę. matai jo nugarą Nastės lange mačiau. Ten kelio galas. Toji patirė pasimeilina, kad gražus, jaunas, dailiai įsilaikęs tas durnius ir tiki. Įjungo kaip kiauliai svetimą daržą. Anadien žiūriu, ten jau ir tvoras taiso, ir medžių šakas kapoja. O namuose tai nė šapelio nepajudins. Tokių metų sulaukė. Nieko jiems neišeina, bet vis vien savo pašėlimą varo. Šiltą dubenį sumerkę koją sėdi ir laukia, kad tas šėlas ateitų. O jie susėdė koridoriaus gale savo liurlinyčią pučią. O jį kva, nasrus laido. Kai pražios savo piraginę, tai net groblai matyti. Girdi fiestui ruošiamės, sora partiją markštinamės. Na, galvoju, aš jiem patestuosiu, kai trenksiu su lazda per tą liurlinyčią, per strėnas, kad visą amžių atsimintų. Šakės. Namo nepareisiu, siuvimui baigta. O kas savo draus? Kas? Mano kerpintis, Marė? O ko jinai ant tavęs užsisėdo įdomu, va? Mažas įdomumas, Zidorėlį. Tai aistros sukilo. Pavydos senos visokios. Vaistus nuo vėžio išradinėjau. Nuo vėžio? Jau šitą save tai 2 kartus išgydžiau.